Taigi, šiandien spręsime uždavinį su elektrinė talpa kondensatorius. Turim uždavinį, prietaise esantis kondensatorius savyje turi sukaupęs 6,2 kart 10 - 5 krūvį. Pamatuota, kad įtampa tarp šio kondensatoriaus plokščių lygi 2000 voltų. Apskaičiuokite prietaise esančio kondensatoriaus elektrinę talpą. Dabar pirmą mums reikia suprasti, kas ta elektrinė talpa yra. Čia yra jos apibrėžimas. Kad kondensatoriaus elektrinė talpa vadinamas vieno laidininko, tai plokštelės, nes kondensatorius yra dvi plokštelės, elektros krūvio, modulio ir įtampos tarp to ir gretimo laidininko santykį. Tai reiškia, mes elektrinė talpa rodo santykį, kiek krūvio telpa ant šitos vienos plokštelės ir kokie santykiai tarp įtampos tarp šitos plokštelės, tarp tų dviejų plokštelių. Taigi, toliau reikia suprasti, kaip atrodo formulė. Tai ir kaip žymėsim dydžius. Tai čia yra duota mums formulė, va šitam visam juodam laukeliai. Ir čia duota mums formulė. Ir mes turim, kad C yra elektrinė talpa, matuojama faradais. Q yra elektrinis krūvis, matuojamas kulonais, sutrumpintai C, ir U elektros įtampa matuojama voltais. Tai kas, ir tada dar duota lentelė, duota mum C sistema, kaip pasiversti vienetus viena kitais. Dabar visų pirma noriu pasižymėti sąlygą, kas mums svarbu. Tai skaitau, dar kartą. Prietaisas, esantis kondensatoriui, turi savyje sukaupęs 6,2 kart 10 - 5 krūvį. Pamatuota įtampa lygi 2000 voltų. Apskaičiuokite elektrinę talpą kondensatoriuje. Tai pagal tai aš matau, kad aš turiu savo visas 3 formulės raides ir savo apibrėžimą. Taigi, rašau dabar sprendimą. Tai visų pirma, pradedu nuo to, kas duota ir ką rasti. Tai braižau lentelę. Mano kairiai pusėje bus ką rasti, o šitoj pusėje kas duota. Taigi, turim duotą 6,2 kart 10 - 5 kulonų krūvį. Žiūriu į savo formulę, matau, kad kulonais aš matuojamu yra ir žodis krūvis, ir kulonai. Tai tikrai čia bus mano Q raidė, mano krūvis. Tai Q bus lygu 6,2 kart 10 - 5 kulonų. Matau, kad jau yra kulonai, tai reiškia, man lentelė savo naudoti nereiks. Jeigu čia būtų, pavyzdžiui, 62 nanokulonai tada, arba mikrokulonai tada reiktų naudoti, bet dabar nereikia. Tada žiūrim toliau sąlygą. Pamatuota, kad įtampa tarp šio kondensatoriaus plokščių lygi 1200 voltų. Tai reiškia, randu žodį įtampa, randu vienetus voltus, tai reiškia, tai bus U. Tai suprantu, kad va šitą 1200 V žymiu kaip U lygu 1200 voltų. Ir manęs klausia, apskaičiuokite prietaise esančio kondensatoriaus elektrinę talpą. Atsimenu, kad elektrinė talpa žymima C raide. Tai reiškia, aš ieškau C. Taigi, dabar aš atsimenu savo formulę, kurią esu išmokęs, kad C yra Q padalinta iš U. Kas tada vyksta, tai aš vietoj Q įsirašau formulę, vietoj Q įsirašau skaičių 6,2 kart 10 - 5 kulono. Kaip ir čia pasirašiau, kad mano Q yra štai tiek verta, tai aš vietoj Q ir įsirašau tą vertę. Tada apačioj matau U raidė ir aš taip pačiai analogiškai vietoj U įsirašau 1200 voltų. Ir tai yra lygu, pasinaudoju savo skaičiuotuvu, skaičiuoti. Ir gaunu aš apytiksliai. Gaunu, kad tai yra, pasinaudojus skaičiuotuvu tiesiog, 5,17 suapvalinus apytiksliai, kart
10 minus 8. Ir reikia man kažkokių vienetų. Čia man trūksta kažkokių vienetų. Tai aš atsimenu vėl apibrėžimą ir savo žymėjimus, kad elektrinę talpą matuosiu faradais. Tai reiškia čia F raidė. Dabar jeigu neturėčiau skaičiuotuvo, tai ką aš daryčiau? Aš atkreipčiau dėmesį, kad čia yra skaičius be laipsnio, čia yra skaičius irgi be laipsnio. Tai galiu atskirai su jais veiksmą padaryti, kad 6,2 padalinta iš 1200. Ir įvedus šitą į skaičiuotuvą turėčiau gauti 0,0051666, tai aš suapvalinu iki 7, apytiksliai tiek gaunasi. Tai gavus tokį skaičių, tai tada tuo tarpu 10 minus 5 galiu palikti ramybėj ir galiu parašyti, kad tai yra lygu 0,00517 kart 10 minus 5 faradų. Čia irgi tiek pat reiškia šis atsakymas. Aš jį užskaityčiau, jeigu norim visišką gauti išraišką, tai galim matyti, kad galim pasiversti standartinę išraišką, galima suprasti, kad 0,0517 yra tas pats, kas 5,17 kart 10 minus 3 ir kad sudauginus 10 minus 5 ir 10 minus 3, jau darysiu, kad perkelt iš vietos. Gerai. Tai tada gaunu, kad tai yra tas pats, kas 5,17, nes kai dauginam laipsnio rodikliai susideda, tai jeigu sudedu -3 ir -5, tai gaunu -8. Ir matau, gavosi tas pats atsakymas kaip ir čia. Tikrai visi šitie atsakymai yra vienodi. Jau. Tai va. Taigi, pakartojam, ką mes čia atlikom. Ir dabar su spalvom dar pridėsiu. Tai turim savo krūvį duotas, kurį žymim, susitarę, kad žymim Q ir matuojam kulonais. Tada turim savo įtampą, kurią žymim, sutarėm, kad U ir matuojame voltais. Tada šitos du skaičius įrašome į mūsų žinomą formulę. Ir irgi iš sąlygos suprantam, kad mes ieškojom elektrinės talpos, kurią irgi esam susitarę žymėti. Štai C raidė. Ten buvo U raidė. Ir tada tuos pačius skaičius, ką aš buvau pasirašęs, kad skaičiai, pasirašau kaip vietoj raidžių įsirašau skaičius ir gaunu savo galutinį atsakymą. Ir čia yra paprasčiausias elektrinės talpos uždavinys. Tikrai, manau, visiems įmanomas ir sėkmės sprendžiant uždavinius.